Labą dieną. Labai džiaugiuosi, kad galiu čia pasidalinti savo patirtimi, žiniomis, tobulėjimu. Iš tikrųjų, savo darbu. Kaip aš dirbu Amerikai. Esu labai dėkinga už šią galimybę. Labai džiaugiuosi, kad mokysiu tokias išskirtinės moteris. Mano tema yra tavo laikas yra dabar. Kurk savo komandą ir ateitį. Ir pasakysiu jums, kad jau pačioje pradžioje įvyko kažkas neįtikėtino, nes tai yra tiesiog mano tema. Kodėl? Kadangi daug metų miegojau. Viską atidėjau vėlesniam laikui. Taigi, tada, kai vaikai eis į darželį, tada, kai vaikai eis į mokyklą ir toliau. Tada, kai nupirksime namą, tada, kai kažką. Visada randame vėlesnį laiką ir aš visada sakau savo konsultantėms, savo klientėms, neatidėliok savęs vėlesniam laikui. Tavo laikas dabar, o ne vėliau. Jei kažkur širdyje jūs taip savo galvojate, aš irgi taip norėčiau kaip Malgose, aš irgi norėčiau tobulėti kaip mano direktorė, tada daryk tai dabar, neatidėliok savęs vėlesniam laikui, kaip aš atidėjau save daug metų. Ir tai pradžioje norėjau pasakyti, kad tai labai svarbu. Ir aš pradėsiu savo mokymus nuo tokios mano labai svarbios citatos. Ši citata, žinoma, yra Amerikai, aš kartais ji būna su manimi dažniau, kartais mažiau, kai patiriu, parkrintu, kai neturiu jėgų, ar kažkas tiesiog nesiseka, nes dėmesio, kartais man irgi kažkas nesiseka. Prieinu prie šios citatos. Atsiminkite, kad lyderis turi dvi svarbias savybės. Pirma, jis žino, kur eina ir sugeba pritraukti ir vesti žmonės. Žiūrėkite, tai yra du sakiniai, kurie jau tiek daug moko, kad tai nuostabu. Du sakiniai. Jei įgyvendinsite tai, kas yra šioje citatoje, tikiu, kad sėkmė bus tikra. Amerikai verslas remiasi dviemis kojomis. Kartą girdėjau tai ir man buvo liūdna, nes ne viena iš šių kojų nebuvo mano. Tai yra pardavimai ir įdarbinimas. O kartais, kai tik parduodi, tai puiku, tai tai papildomai, nes turi pinigų, gauni 40% uždarbio, bet tam tikrų momentų šlubuoji, suklumpi, krenti ir negali atsikelti. Taip atsitinka, kai neįdarbiname. Todėl įtraukite įdarbinimą prie šių pardavimų. Bet kaip tai padaryti? Kaip stovėti ant šių dviejų kojų? Tikriausiai manęs paklausite. Ir aš jums pateiksiu pirmąjį receptą. Pamilkite pardavimus ir įdarbinimą. Pasakysiu iš savo patirties, kad absoliučiai nepardaviau, o juo labiau neįdarbinau, nes visko bijojau ir prisimenu, kai pradėjau dirbti Amerikai, kai labai toli keliavau pas savo klientes, nes net 100 kilometrų nuo Nisos, o buvo laikotarpis, kai nieko nepardaviau ir galiausiai pavyko. Pardaviau Ultimate tušą šiame kosmetikos susitikime. Apsidžiaugiau. Bet kas atsitiko? Su savimi neturėjau to tušo. Sakiau, kad grįžus namo, toj pat išsiųsiu siuntinį. O kas nutiko toliau? Aš dar net negrįžau namo, o ši ponia man jau parašė, kad atsisako. Koks man buvo tai nusivylimas, kad buvau nenaudinga, kad negaliu nieko parduoti, kad net negaliu įdarbinti, labai verkiau. Gailėjau savęs, nes geriausia gailėti savęs ir nustoti dirbti. Tai geriausia, tai lengviausia, ką galime padaryti. Man buvo sunku. Tai daug ko mane išmokė. Tai mane išmokė visų pirma, produktus visada turėti su savimi.
Bet aš noriu pasakyti, kad pardavimų galima išmokti taip pat kaip įdarbinimo. Ir jūs turite suvokti, kad Mary Kay yra pardavimo kompanija. Mes parduodame fantastišką kosmetiką ir dėmesio Mary Kay verslą. Todėl vėlgi yra šios dvi kojos – fantastiška kosmetika ir verslas Mary Kay. Ir tiesą sakant, apie pardavimus papasakosiu, kas man kažkada per mokymus atėjo, kad mes iš tikrųjų kasdien kažką parduodame. Ar mes Mary Kay ar ne? Įsivaizduokite pavyzdžiui, mes susitarėme su draugėmis ir norime joms parduoti, ta prasme, kad norime jas įtikinti kartu keliauti, kartu leistis į kelionę, kartu kūrenti laužą, bet ką. Todėl turime joms parduoti šią idėją, kad jos sektų mus, vyktų su mumis į šią kelionę. O tai yra tiesioginis pardavimas. Arba kitas pavyzdys. Einame į pasimatymą. Norime atrodyti gražiai, norime parodyti, ką galime. Tai yra tiesioginis pardavimas. Ir geriausia šio tiesioginio pardavimo išmokti iki tobulumo. O kada išmoksime, kada iš tikrųjų eisime į kosmetinius susitikimus. Mokslas mums geriausiai veikia praktikoje. Smagu, kai rašome, kai pasakojame savo ir klausome kitų žmonių, bet geriausiai mokomės darydami. Aš tai patyriau daug kartų. Taigi, pereikime prie įdarbinimo, taip, nes įdarbinimas yra mano arkliukas, todėl pereikime prie įdarbinimo. Paklauskite savęs, kodėl jums reikia įdarbinimo. Kodėl jums reikalingas šis įdarbinimas Mary Kay? Koks jūsų tikslas Mary Kay? Tai mano klausimas tau. Ką tu nori čia veikti? Koks yra tavo tikslas Mary Kay? Ar tu nori save lepinti, ar nori parduoti, ar toliau tobulėti, ar nori uždirbti pinigų? Koks tavo tikslas Mary Kay? Prisimenu, kai įėjau į Mary Kay ir įėjau savo poreikiams ir visiškai nenorėjau čia dirbti, nes maniau, kad aš visiškai tam netinku, bet kai priėmiau sprendimą, kad noriu pokyčių gyvenime, nes tuo metu man labai reikėjo pokyčių, ir nusprendžiau, kad dirbsiu Mary Kay. Mano tikslas buvo atlikti direktorinę programą. Taip, direktorių parengimo programą. Man buvo kažkas nuostabaus, kažkas nepasiekiamo, kažkas labai sunkaus. Kodėl direktorių parengimo programa? Kodėl norėjau dalyvauti direktorių parengimo programą, kodėl norėjau būti direktorė? Tiesiog norėjau uždirbti pinigų, nes sužinojau, kad direktorės programoje mes užsidirbame daugiau pinigų, kad turime ne tik nuo pardavimo, bet ir nuo žmonių vedimo savo grupės. Labai norėjau, svajojau būti direktorė ir ką turėjau daryti. Įveikiau visus kompanijos iššūkius, tai yra konsultantė žvaigždė, superžvaigždė, iššūkius savo vyresnės direktorės Madžios Belomazur, kuri mane tiesiog pakėlė į direktorę. Aš nepasidaviau. Žinoma, buvo pakilimų ir nuosmukių, bet niekada nepasidaviau. Visus šiuos iššūkius įveikiau žingsnis po žingsnio. Ar buvo sunku? Būsiu nuoširdi, nes turėjau visko išmokti. Kaip sakiau, negalėjau nei parduoti, nei įdarbinti. O norėdami patekti į programą, jau turime turėti išskirtinių moterų komandą. Bet kaip jau sakiau, nepasidaviau. Todėl pasikartosiu. Jei neturite tikslų Mary Kay ir jei dar neturite, tai padarykite tai kuo greičiau, nes anksčiau ar vėliau tai sustabdys jūs, nes nežinosite, kur eiti. Parašykite, ko norėtumėte pasiekti Mary Kay. Jei negalite, paklauskite savo direktorės, ji jums padės. Prisimenu tai iki šiol
Ir kasmet tai darau kartu su savo konsultantėmis. Svajonių plakatas, kuris leido suprasti, kad ir aš turiu svajonių, kad turiu ir tikslų, nes kažkada apie tai net negalvojau. Ir iki šiol prisimenu, kaip žirklėmis, klijais, popieriaus lapais ir seminarijų brošūras iškarpiau viską, ką norėjau pasiekti, viską, ką norėjau padaryti. Taigi, greitai parašykite savo direktoriai ir išsikelkite tikslą, išsikelkite svajonę, tikslą, greitai sukurkite savo svajonių plakatą. Atminkite, dabar pats geriausias momentas, nes prasidėjo seminariniai metai, o jūs turite švarų baltą lapą ir tik nuo jūsų priklauso, ką parašysite tame lape, kokias svajones, kokius tikslus ir dėmesio tik nuo jūsų priklauso, ar pasieksite šiuos tikslus ar ne. Visada savo konsultantėms sakau, jei turite seminaro brošiūrą mažajame piršte, tai labai gerai, vadinasi, žinote, kur einate. Ir aš jums išduosiu paslaptį, kad net miegojau su šia seminaro brošiūra, nes norėjau pasiekti labai tų pokyčių, norėjau kažką pakeisti savo gyvenime. Būtinai peržiūrėkite seminaro brošiūrą. Taigi dabar, kai iškeliame savo tikslus, ką turime daryti? Turime juos įgyvendinti, o tai reiškia, kad turime imtis veiksmų, turime eiti į darbą. Veiksmas – reakcija. Atsiminkite, ponios ateis pas mus, pačios neateis, jei atrodysim gražiai super, bet gulint ir kvepiant nepritrauksime žmonių. Reikia eiti dirbti, reikia burti savo komandą. Kaip jau sakiau, mano planas buvo direktorės parinkimo programa. Ir turėjau formuoti savo komandą ir dėmesio. Čia ir prasidėjo laiptai. Kodėl? Visą laiką kalbu apie savo istoriją, nes atminkite, iš pasakojimų, iš istorijų mes labai daug ką išmokstame. Na taip, Malgose turiu įdarbinti, bet kaip aš galiu rekrutuoti savimi, kai aš nieko neįdarbinu, nieko nepardaviau, nieko neįdarbinau. Visko bijojau, nepasitikėjau, netikėjau savimi. Visiškai, klausykite. Apalpdavau kiekviename žingsnėje ir netikėjau savimi. Tada, kaip toks žmogus gali įdarbinti ką nors tokioje išskirtinėje kompanijoje? Ir leiskite man pasakyti, kad gali, nes supratau, kad Merikiai neklausė manęs CV, neklausė, ar aš laikiau vidurinės mokyklos egzaminą, ar esu iš verslininkų šeimos, ar galiu įdarbinti, ar galiu parduoti, ar galiu. Aš tiesiog gera pardavėja ar ne. Taigi, iš tikrųjų, kiekviena iš jūsų gali, tai reikia to norėti. Ir aš jums pasakysiu, nes tada supratau, kad norint įdarbinti žmonės, reikia žinoti Merikiai galimybės. Jei dar nepažinote šių galimybių, nes esate pačioje Merikiai karjeros pradžioje, tada prisimkite šias galimybės iš kitos direktorės. Pasiimkite istoriją iš kitos direktorės, ką ji pasakė, ką ji pasiekė. Aš suteiksiu jums galimybės, apie kurias kalbu per susitikimus čia. Kaitalioju tarp gyvų susitikimų ir online susitikimų, nes dirbu hibridiškai, bet asmeniškai nuoširdžiai pasakysiu, kad mėgstu susitikimus gyvai ir džiaugiuosi, kad pandemijos laikotarpis baigėsi ir džiaugiuosi, kad galiu būti gyvose susitikimuose. Todėl pirmoji galimybė, kurią suteikėte, kai įdarbinate savo klientę į Merikiai, yra galimybė įsigyti pigesnės kosmetikos. Tai yra jūsų klientė. Lentynoje turės daugiau kosmetikos ir jos labiau įsimylės Merikiai. Dėl to, kad kalbu apie šias galimybės. Mano klientės, konsultantės labai džiaugiasi, kad dabar yra su manimi. Bet einam toliau.
moteris gali priklausyti fantastiškai grupiai moterų, kurios viena kitą įkvepa, motyvuoja veikti. Ir tai ne tik darbas merkiai, bet ir gyvenime, kad jos gražiai atrodytų, kad rūpintųsi savimi, kad apsirengtų, makiažas, kad turėtų jėgų gyvenimui. Taip, gyvenimui, nes aš visada galvojau, kad merkiai yra ne tik puikiai kosmetika, bet tai yra gyvenimo būdas. Pasitikėjimas savimi, jėga ir energija. Trečias dalykas – tai didžiulis merikėjų augimo ir karjeros kelias. Ir čia aš kalbu apie šį karjeros kelią, kartojasi, nes tai labai svarbu. Kodėl apie tai kalbu? Kartais bijome kalbėti apie šį karjeros kelią, bet to jis yra unikalus, todėl pakvieskite moteris į merikėjai. Tikrai galima pakeisti jų gyvenimą. Ketvirta yra galimybė užsidirbti pinigų dirbančią įmonėje. Pasakysiu nuoširdžiai, kad aš labai džiaugiuosi šiuo punktu, nes aš kažkada dirbau už mažiausią atlyginimą šalyje, o šiandien uždirbu daug. Ir čia nėra lubų, kiek dirbi, tiek ir užsidirbi. Labai džiaugiuosi užsidirbusi pinigų. Ar žinote kodėl? Nes aš visada uždirbdavau minimalią algą ir tai man labai svarbu. Ir aš kalbu apie uždarbį, apie galimybės, nes anksčiau bijojau kalbėti apie pinigus, nes niekada jų neturėjau. Šiandien kalbu su dideliu džiaugsmu, meile ir dėkingumu, nes nereikia duoda pinigų už darbą. Penkta. Pavyzdžiui, labai pasikeičia išvaizda ir charakteris, nes tu daugiau šypsaisi, nes esame pozityvesnios. Manau, kad tai, kai žiūriu į savo konsultantes, jos švyti. Nuostabu, kaip merkiai gali pakeisti. Šešta yra galimybė dalyvauti grupės susitikimuose ir dėmesio merkiai renginiuose. Pavyzdžiui, netrukus vyks seminaras. Tai yra kažkas nuostabaus, unikalaus. Ir dabar pasakysiu, kad seminaras mane vedė. Tai privertė mane turėti svajonę, nes pirmame seminare gimė mano pirmoji svajonė – būti karalienė. Ir įsivaizduokite, kad kitame seminare aš jau buvau karalienė. Taigi manau, kad dalyvauti seminare yra kažkas ypatingo. Septinta yra galimybė išmokti makiažą. Prieš merkiai mano makiažą buvo šiek tiek keistas, pasakysiu atvirai. Dažiau tokia didelė purpurinė spalva ant violetinė spalva, viskas violetinė. Negalėjau pasidaryti makiažą, nemokėjau savimi pasirūpinti. Aš visiškai nenaudojau jokios priežiūros ir čia viską siūlo merkiai. Ir aš visada kalbu apie galimybės. Tai yra mano galimybės. Galbūt turite kitų galimybių. Taip pat yra tokių galimybių kaip deimantai, pavyzdžiui, automobilis, stalasas, kelionės. Tai kažkas nuostabaus, bet aš visada sakau, kai įdarbinu moteris, kad vis tiek ponios tai turi paketę, kad aš visada jomis rūpinsiuosi taip, tarsi jas būtų mano klientės. Žinoma, šiek tiek kitaip, bet ir toliau įkvėpsiu, motyvuosiu, rūpinsiuos ir leisiu joms tobulėti merkiai. Kad jos vis tiek galės turėti mane savo paketę ir palaikyti ryšį su manimi. Kartą girdėjau šią frazę ir kartojau labai dažnai. Tiesą sakant, merkiai galite padaryti viską, bet jums nereikia nieko daryti. Dabar norėčiau pateikti praktinių patarimų, kaip pasiekti sėkmės įdarbinant. Visų pirma, eikite į grožio susitikimus, kosmetinius susitikimus. Man patinka gyvi kosmetiniai susitikimai. Aš jums tai sakiau anksčiau ir manau, kad tokius susitikimus turėtume rengti bent 4 kartus per savaitę. Tai yra kažkas nuostabaus. Taip pat turėkite online susitikimus, nes aš taip pat dirbu online. Po kosmetinių susitikimų visada prašau rekomendacijų. Nes
Tai leidžia man vystytis Mary-Kay, tai mano svajonė, darbas, mano aistra ir aš noriu toliau perduoti Mary-Kay moterims. O Mary-Kay visada sako, perduok toliau. Todėl visada prašau rekomendacijų ir jei padarysite geriausią kosmetinį susitikimą anksčiau ir vėliau, ponios jums padovano šios rekomendacijas. Būkite kantri. Visada po kosmetinių susitikimų darau follow-upą, kalbuosi su poniomis, neįsivaizduoju, kad neatsiliepti, nepaskambinti, nepaklausti, kaip jaučiasi jų oda, net jos nenupirko nieko. Susitarkite dėl kito veido kaukių susitikimo, mikrodermabrazijos ar makiažo susitikimo. Net jei nepirks nieko. Kasdieną atlieku užduotis, kurios priartins mane prie sėkmės. Kiekvieną dieną atlieku užduotis, kurios priartins mane prie tikslo. Skambinu moteriams, skambinu klientėms, skambinu konsultantėms, derinu susitikimus, jei nemoki kalbėti telefonu. Magda išmokė užsidėti ausines ir skambinti. Tada turime laisvas rankas ir labiau pasitikime savimi. Taigi išbandžiau tai, remdamasi savo patirtimi jums tai patariu, nes visada visko bijojau. Bet šitas triukas su ausinėmis yra labai geras. Išbandykite, jei išbandysite ir pavyks, būtinai paskambinkite. Paskambinkite savo klientėms, įrašykite balso žinutes, parodykite Mary-Kay ir parodykite kosmetiką, kokia yra fantastiška. Visada su savimi turėkite vizitinę kortelę, kuponus. Jei kas nors man padės, aš dėkoju duodama kuponą. Neįtikėtina, kokias galimybės turime Mary-Kay, tik reikia norėti ir to pasinaudoti. Atminkite, kad išvaizda labai svarbi, kai einate į kosmetinį susitikimą ir kai einate į kepyklą pirkti vyniotinių. Čia misijoje nekartą teko susidurti su tuo, kad žmonės mus iš tikrųjų pažįsta. Saugokitės, nes mes kartais norime tiesiog būti gražios tik čia, internete, tai yra įrašydamos, o kasdienime gyvenime taip nėra. Iš savo konsultančių ar klienčių dažnai girdžiu, kurios ateina pas mane, kad Magosi, tu tikrai atrodai tokia, kokia esi, kai įrašai save. Taigi, merginos, darykite tai, būkite sąžiningos. Šiai veiklai, šiam mūsų darbui Mary-Kay reikalingos savybės. Iš visų savybių, kurias jums čia dabar papasakosiu, galima išmokti iš visų šių savybių pasimokyti. Pirmas bruožas tai yra noras tobulėti ir mokytis. Būdama 38 metų, manau, pradėjau lavintis ir mokytis ir dariau tai su dideliu malonumu. O kaip sakiau, geriausia mokytis praktikoje, tai yra einame į kosmetinius susitikimus, skambiname, rašiname, susitarėme. Tai geriausias būdas mokytis. Visada sakiau, mokykitės iš tų geriausių. Antras bruožas yra entuziazmas. Tai energija, tai galia, tai ne. Tu nepritrauksite žmonių, jei jūs esate šalta, jei esate liūdna, jei jums kažkas nepasisekė, to nepriartinsite žmonių. Turite nušlifuoti savo energiją, entuziazmą. Einate į kosmetinį susitikimą, palikite savo problemas namuose. Einate į laivą, palikite savo liūdesį už kameras, nes žmonėms užtenka savo problemų. Ir tai yra labai svarbu. Disciplina. Dirbkite kiekvieną dieną, ne karts nuo karto. Aš savo Mary-Kay dirbu. Tai yra mano viso etato darbas. Kiekvieną dieną darau tai, ką privalau daryti, kad iš to turėčiau rezultatą. Būkite pati savo tokia. Tai yra gerai. Šiandien viską darau, ką privalau. Nepaleiskite, neatleiskite savo, kad šiandien ilsiuosi ir guliuosi. Padarykite, ką privalote ir tada ilsėkitės. Tai kaip einate 8 valandų darbą. Mary-Kay taip pat privalote atlikti darbą. Kitas bruožas yra tvirtumas ir atkaklumas.
O kiek kartų aš pasiduočiau, kiek kartų būčiau baigusi šį darbą, nes negalėjau kažko padaryti, bet buvau tvirta. Kiekvieną kartą atsikeldavau ir esu be galo dėkinga savo ir žmonėms, kurie padėjo atsikelti. Ačiū labai. Nuolankumas. Visada turėkite nuolankumą savyje. Taip, manau, kad labai svarbu sukurti savo svajonių komandą. Turėkite nuolankumą savyje ir viskas ateis pas jūs su dviguba jėga. Ištikimybė. Ir tai yra visada, sakau, lojalumas yra labai svarbus. Jeigu girdite jau mane sekantį klausimą, atminkite, būkite lojali kompanijai. Sakykite, kokia ji yra fantastiška, o ji yra fantastiška. Jūs tiesiog turite tai pastebėti. Darbštumas. Ir čia vėl sakysiu, darbas ir darbas, daug darbo. Iki Amerikai aš tikrai nežinojau, kad esu tokia darbšti, kad galiu taip gerai dirbti, kad nepaleidu rankų. Kad ką turiu daryti, tą turiu daryti, būti darbšti. Atminkite, kad moteris turi žinoti apie Amerikai galimybės ir jūs turite tai joms pasakyti. Atminkite, kad įdarbinimas yra mūsų ateitis, kad jūs kūrėte savo svajonių komandą, išskirtinių moterų komandą ir tai, kas esate, pritrauks tokius žmonės. Atminkite, kad padedate ne tik savo, bet ir šioms moterims, nes iš tikrųjų suteikėte joms galimybę gyventi geriau. Amerikai turi misiją, kad dėl to, kad įdarbinu šias moteris, jos turi dar daugiau galimybių keistis savo gyvenime. Atminkite, kad jei turite misiją, žinosite, kodėl įdarbinate šias moteris. Ir tai ne kiekybė, o geresnis šių moterų gyvenimas, kad žinotumėte, jog jos eina akis į akį, kad jūsų vizito metu jūs žinotumėte, kad einate ne su pinigais akyse. Žinome, mes norime užsidirbti pinigų, bet jūs norite suteikti toms moterims pagalbą ir jeigu jūs taip elgsitės, tai jūsų verslas jums pasiseks. Į rekrutaciją žiūriu su didelė meilė kiekvienam žmogui, nes įsivaizduokite, jei Madė, mano vyresnioji direktoriam, mane įdarbintų ir nenuvestų toliau. Ar aš čia būčiau? Na ne. Taigi, kai į savo grupę įdarbinate moteris, dirbkite su jomis toliau. Žinoma, kiek jos nori, bet stenkitės, kad jos pajustų tai, ką jums duoda Amerikai. Ir tada manau, kad šis įdarbinimas bus daug lengvesnis ir kad moteris norės būti jūsų komandoje. Jos norės tobulėti, norės gražiai atrodyti. Tik reikia šiek tiek pasistengti, tobulinti ir formuoti savo komandą. Taip pat reikia pereiti prie veiksmo. O aš visą laiką kalbu apie darbą, apie veiksmą, apie reakciją. Turite nuspręsti, kad esate tikrai atsakinga už savo darbą. Niekas kitas, nei jūsų konsultantės, nei jūsų klientės, tik jūs esate atsakinga už savo verslą. Net jei nepavyks įdarbinti, nesvarbu, ši ponė tikriausiai dar nepasirengusi Amerikai, bet klausykite, yra ir kitų moterų, yra daug moterų, kurioms mūsų reikia. Jūs turite įveikti savo baimę, savo prieštaravimus. Turite įveikti savo baimės ir išeiti iš komforto zonos. Tai sunku, bet tai galima padaryti. Matote, aš sėdžiu čia ir mokau jūs. Niekada gyvenime, jei kas nors būtų pasakęs, kad vesiu mokymus, kad būsiu direktoriu, tobulinsiu save, niekada nebūčiau patikėjusi. Šiandien aš mokau jūs su didelė meilė ir tai, ką sakiau anksčiau, yra pagrįsta mano patirtimi, mano darbu Amerikai. Nelaukite geresnio laiko, nes jis niekada neateis. Šiuo metu yra geresnis laikas yra dabar.
Taip pat šios mokymus baigsiu gražia citata. Siekite žvaigždžių, jos arčiau nei jūs manote. Dėkoju jums iš visos širdies, ačiū už viską ir ačiū Merikei, kad vėl pasitikėjau manimi, kad galėčiau būti čia su jumis.